Pirmasis ledukas iš po palapinės. Rytelis. Atsikėliau. Tai 7 valandą termometras rodė 2,6, 2,7 laipsnio. Nu, vėsoka. Tad greit skubu susidėti. Nėra čia kur laiko delsti. Greit susidėti ir tada pirštinės dėtis jau. Iš viso 1, 2, 3, 4 palapinės matau. Čia stovyklavo netoli trolio žuvio. Tai varau prie jo dabar, bet saulė neišlindus. Tai yra taip, kaip ir norėjau. Kai kur ten tolumoj kalnuos jau matosi išlindę, bet iki manęs dar neišlindo. Tai smagu, spėsiu trolio žuvio su pirma saulė. Atvariau dar pasifotkinau prie trolio žuvio, bet dabar nusileidau žemyn. Tai pats liežuvis čia yra. Tai aš akmenimis. Čia dar vienas darinys. Toks irgi pakibęs šiek tiek virš dangaus. Ui, kristi čia. Ten trolio liežuvis viršui. Na, gražus rytas nusimato, graži ir diena. Šiek tiek norisi tai pajudėti, užbėgau ant trolio liežuvio, ten porą pratimų padariau, pum, tada čia nubėgau ir striukį jau nusivilkau, šilta darosi. Tai gerai, nesušalęs, visiškai į ragą. Tai pajudėsiu, truputį apšilsiu. Pabandysiu pafilmuoti, kaip jis yra pasviręs, tai dabar kamerą laikau lygiai. Na, gal galima kažkiek pertikti. Bet jis taip statėja grinai. Paviršius nėra visiškai tolygus. Įmanoma su palapinė ir čia, manau, nakvoti tikrai. Čia kažkur pasistatai. Aišku, susitempti nepavyktų nieko. O ant trolio liežuvio galiuko. Įdomu, ar buvo kažkokie tyrimai padaryti, kiek jis atlaiko, tipo kiek iš čia yra laikomas, kiek ten nelaikomas. Kaip legendos byloja, kadaise šituose kraštuose klaidžiojo didžiulis trolis. Klaidžiojo šitose apylinkėse po šitos kalnus. Galiausiai priėjęs prie skardžio čia sau stovėjo ir išvydęs saulės šviesą jisai sustingo į akmenį. Ir taip gavosi trolio liežuvis. Jo kūno formas dar galime matyti, bet geriausiai išlikęs yra liežuvis. Nes kaip žinia, troliai yra baisus padarai, jie gali būti maži, bet gali būti ir gigantiški. Šis buvo gigantiškas, didžiulis, bet jie gyvena naktimis. Naktimis klaidžioja po kalnus, po Norvegijos miškus, bet dėja jis užsibuvo čia ir sulaukęs pirmųjų saulės spindulių ateinančių iš to kalno, jisai žiūrėjo į ežerą. Tai net nematė, kad saulė artėja, bet saulė staiga išlindo ir jisai visas suakmenėjo. Tai tokia ta istorija, kaip legendos byloja. Gaila, aišku, gaila to trolio, bet užtat gali žmonės dabar pamatyti jį. Na ką, kibsiu prie valgymo ypatumų, lauks 3 kiaušiniai ir lęšiai. Nu, bon appetit, kiaušiniai, riešutų sviestas. Labai skanu. Viskas, atėjo laikas atsisveikinti su trolio liežuviu. Iki kito karto pasakyti. Dabar apie 9 valandos vietos laiku ir palikdinėsiu.
varysim link dviračio. Dabar laukia kitą pusę žygio, nusileisti saugiai. Viskas. Čiau, čiau. So long. Matot, onai ten stulpas, toliau stulpai, čia laidai, toliau stulpai. Čia ne šiaip sau stovi jie, čia iš tiesų yra elektrinė tvora. Kaip avims būna saugoti elektrinis piemuo, tai čia tokia didžiulė, gigantiška elektrinė tvora, skirta troliams. Jie jau gyvena šituose kalnuose, šitoj pusėje. Tenais jau yra skardis, tai kad siekiant juos apsaugoti, buvo įrengta tokia tvora, kad jie negalėtų tenais eiti ir paskui nukristi. Vienas trolis jau užslinko į vieną pusę ir pagautas saulės šviesos sustingo ir gavosi tik trolio liežuvis iš jo. O tai vat, kad jie neperžengtų šitos raivos, buvo įrengta va tokia tvora per kalnus. Ir čia eina, ir kitose kalnuose mačiau, ten eina tvora tokia. Tai jie gyvena įvairiai, gali gyventi ir po akmenėmis gali gyventi, nes jie gali būti labai maži, bet gali būti ir po olomis arba urvuose kokiuose nors. Tai va, tokios legendos byloja apie šitas vietas, kad ne šiaip sau čia žmonės pastatė šitos stulpus, ne šiaip sau. Turime pilną jau žmonių, dabar vietos laiku 10 valanda, tad nežinau, jie gal kokie 7-8 išėjo, bet žinokit, tokiu laiku pilna žmonių eina į link trolio liežuvio. Tad jau eilės, manau, būtų tenais. Mano nuomonė geriausia išeiti kokią 12, nežinau, 11 ir tada pasilikti nakvoti, nes kai ateini kokią 5, tai jau beveik nebūna žmonių, o keletas. Visi eina pagrinde jau link parkingų, o pasilikus nakvoti tai iš viso nieko nebūna tenais jau beveik, nebent tie, kurie irgi pasilieka nakvoti. O vat jau čia nuo pat kokių 9 jau tiesiog srautai varo į šitą pusę. Ir tai aš nuėjęs tik porą kilometrų. Tai jau ganėtinai anksti čia greičiausiai pradeda visi. Todėl toks patarimas, jeigu norit vieni pabūti prie trolio liežuvio, tai pasirinkti nakvynę tenais jau kažkur tais. Viskas, ateinu į parkingą. 4 valandos maždaug buvo nusileisti man. Visiškai neskubėjau. Iš lėto jau mane kažkas lenkdavo. Paskui dar pasidariau vieną pertraukėlę, pavalgiau. Atrodo viskas vietoje. Jo, viskas vietoje. Prasigiau, pažiūrėjau, kaip ir viskas yra. Kompiuteris yra, elektronika yra. Tai viskas čiki-piki. Leisiuos nuo kalno linksmai dabar. Gal tam pačiam Tyse dal dar užkasiu parduotuviai. Ir pradėsim. Dabar aš prie tos užtvankos, va čia yra užtvanka, štai tas ežeras, o trolio liežuvis kažkur tenais. Vakar iš tiesų ir buvau nuėjęs iki šitos vietos kažkur tais. Na, vėl ten pat, kur prieš porą dienų ir buvau, Tyse dal mieste. Vakar iš tiesų tik tais buvau čia, bet čia prieš porą dienų valgiau. Tai perkandai turėsim didelių blynų nusipirkau, su akcija buvo, tai maždaug 2,50 kainavo, bus gerai, 10 vienetų. Šitą į pabaigą pabaigsiu ir pieno pasišildžiau ir užsidėjau avižų.
Na, žodžiu, tie blynai tokie, kažkokie nelabai blynai, vos palenki ir iš karto lūžta. Negalima suvinioti jų normaliai. Nu, tai atvažiavau iki Odo miestelio. Čia nebuvo visiškai per daug paminti. Porą tunelių pravažiavau. Jo yra apie 5-6 km ir aš jau čia visai greitai. Nuo kalno beveik visą laiką reikėjo leistis, tik tai čia iš vis easy. Pradėjau montuoti, tad susikaupęs. Reikia kibti prie darbų ir pasibaigti video iš vakar dienos. Visai neblogą vietelę čia užmačiau, bet reikia 140 metrų sukilti ir už poros kilometrų. Tai žodžiu, pagal žemėlapį turėtų būti kaip ir nemokamas namelis vos ne, taip kažkas. Prašyta vienos dienos namukas, kažkaip taip. Tai užkilo, pasižiūrim, kas ten tokio. Miestas tenais, o aš apsistojau prie tokio namuko, kurį rytoj jau aprodysiu, tai čia dieniniam apsistojimui, bet naktį kaip ir negalima nakvoti. Na ir nelabai pačiam fainai, ten viduj nelabai jauku, man atrodo. Tai, žodžiu, čia pastogę radau tokią, čia įsikuriu, pasidarysiu dabar vakarienę, tiesiog kilimėlis bus čia, miegamais čia. Atrodo, pusę daiktų palikau ant dviračio, priekinę tašę, palapinę pasiliko tenais ir priekinę maža tašytę pasiliko. Čia pagrindinius daiktus tik tais paėmiau, ką vat vakarieniai pasidaryti, miegmaišis ir drabužių persirinkti. Tai tikiuosi gyvuliai neužpuls šią naktį. Bet labiau žmonių atrodo nefaina būtų sutikti negu gyvulį kokį. Ką, pasidarau, pavalgyti ir viskas, miegoti. Tiek iš šiandien dienos, baigsiu jau video, nes noriu pavalgyti ir anksčiau eiti miegoti. O dar pavalgyti reikia pasigaminti, tai jo. Gerai, iki rytojaus. Ate.